Labas ateities aš. Filmuoju ton video šiandien 2024 metas, kovo 14 diena. Nu, čia kažkur įparašyti gal matot. Ir ton video aš įkelsiu lygiai už metų. Kovo 14 diena, tik kad 2025. Kokie meta dabar? Ką pažiūrėti? Aš kaušas. Čia buvo momentas, kaip aš išsireiškiau, kaip kits žinoms Lietuvos youtuberis, panaudodams tokį frazę aš kaušas ir galvoju, o blemba, jeigu aš taip dabar pasakysiu, jeigu tie palieksiu, sakys, kad aš kopijuoju. Tai vėliau aš tiesiog bandžiau iš naujo perfilmuoti ir apsimesti, kad va kontik sužinėjau, kokie dabar iš tikrųjų ir meta ir sureaguoti kažką į ton situaciją kitaip. Aš dabar ir 2025 metų kovo 14. Tai reiškia, ton video aš įkelsiu 2026 metas kovo 14. Taip, dabar ir yra 2026 metų kovo 14. Geras. Ton video filmavo lygiai prieš mes gaunas. Nu, tokį svarbi dieną atrodo, netgi pasipuošiau, apsimojau marškinukus jau. Fainė, žiūram, ko aš ten toliau sakiau. Ir kodėl aš darau tą video? Nu, ko nežinau. Įdomu pažiūrėti gal patį progresą ir kaip čia man seksas ateitį. Pradėjau YouTubinti. Prieš porą savaičių grįžau iš savo pirmos ilgesnės kelionės. Iškepiau apie 18 video. Jo, tai pirmoji mano tokia rimtesnė kelionė buvo, kaip aš sugalvojau varyti į Vietnamą. Tada ten prakeliavus po Vietnamą galvoju, gal dar reikia nuvaryti į Filipinus. Tai ta visa man kelionė užtruko apie 1,5 mėnesiaus ir, kaip sakiau, iškepiau 18 video. Gal ir visai nebloga. Dabar turiu 5930 subscriberių. Ir lygiai po metų norėčiau turėti. Kiek, Luka, norėtum turėti lygiai po metų subscriberių? Kokį tikslą esi užsibrėžęs? Kiek čia nori surinkti per tus metus? 5 štukų. 5 štukų, tu dorns? Ar čia yra realu ar ne, nežinau. Bet man YouTubinti, keliauti, kurti video žiauriai patinka. Ir įdėsiu daug darbo ir pastangų. Kursiu labai gerą turinį, kad jums patektų. Nu, jeigu taip apibendrinti praėjusius metus, tai tikrai sakyčiau, kad nemažą pastangų ir darbą įdėjau, kad padaryti gerą ir įdomų turinį. Ar jūs taip pat galvojate, aš nežinau, bet iš savo pusės man atrodo, kad stengiausi. Ir norėčiau, kad tas video kuriems taptų mano darbu. Norėčiau keliauti, norėčiau kurti videos ir kad iš to dar galėčiau gyventi. Praėjai lygiai metą ir galiu patvirtinti, kad pilną jau galiu to daryti. Tai už metų reaktyjums į tą video ir žiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų viskas susiklosti ir kaip man sekas po metų. Ačiū. Iki. Nu tai va, praėjai lygiai metą ir buvau užsibrėžęs tikslą pasiekti 5000, kiek dabar turiu? 5600. Kaip čia buvau skaičiavęs gerai, ek savo. Esu labai jums dėkingas. Blem, žiauriai fainai iš tikrųjų. Stengiausi ir va pasiekiau tikslą. Tai labai džiaugus. Ir jūs labai stipriai prisidėjot prie to, nes daug tikrai žmonių mane palaikė. Pavyzdžių. Pažiūrėkit, kokį dovaną man padovanojo brolis. 5000 prenumeratorių proga. Bum! Čia yra per paskutinius metus visi man iškepti video. Nu pat pradžių. Un kiek čia gera idėja ir ta prasme, kaip gali peržvelgti, kiek daug buvau padaryti, kiek čia yra patirta dalykų, kiek įdomių situacijų, išgyvenimų, sunkumų, įspūdžių. Tai dar kartą ačiū brolio, ačiū šeimą, ačiū draugam, ačiū visiems, kas palaiko ir žiūri mano video. O kad tas video nebūtų toks trumps, pasirodo, yra programėlė tokia Discord, kur žmonės pletkiant tiesiog apie kitus komentavo, nu, poelgis ir taip toliau, nu, tiesiog pletkiant. Ir aš nesužinojau apie ton, pasiskaičiau, žiūriu, nemažai yra medžiagos ir apie mane. Ir galvoju, galim paskaityti kart, ko ten žmonės šinek. Ir kažką gal pareagauti ir pakomentauti tas veitas, kurias aptarinėjams aš.
O, sveiki atvykę į mano studiją. Prieš apžvelgant pliutkininkų komentarus, pažiūrėjau šitą arbatėlis, galim įsipilti. O prie arbatėlis čia būtų gera kažkuo saldaus. Tai čia yra piks, liofilizuoti vaisiai raugas su peininiu kakaviniu glaistu, skom belėkia gera. Mona atsijungi sako, Luka paragau, ką aš sakau, nėra problemų. Tai čia sako, yra 100% tikri vaisiai raugas, o dėl liofilizavimo ne yra išlaikiant vis savo gerais savybės. Daug čia tų skonių visokių, nekantrauju paragauti. Jeigu man nepatiks, aš taip ir pasakysiu, o jeigu bus labai prasta, aš gal nedarysiu tos reklamos švies. Bet atrodys kom skane, jau neragau dar ne vien. Pabandom. Pradedam nuo vyšnių skoniausiai. Papėlis geras. Toks barbals, jie. Nu, nebloga. Gal bus labai saldė, bet... Toks bišk ir rūgštomai, saldoma. Vyšnė, 80. Toliau. Passion fruit su jogurtu. Nežinau, kas tas passion fruit. Pasiflors. Sakau, kad aš netep. Sakau, pasiflors. O čia ananasas buvo iš tikrųjų. Ananas ir neblogas, 80. Davo pasiflors. O, kodėl čia tokie maži? Nu, tas neblogas, bet kažko įspūdinga nėra. 70. Avietį. Vo čia tai jo. Vo čia aš suprantu. Vo. Tončitą pakį visam gyvenimo atsiminkėt. Geras, geras tikrai. Toks ir rūgštomai, toks kažkoks. Bet labai skaniai. Dar vienas valgys. Agi, aš jau prisivalgiau, bet turėk vis paragauti. Braškį. Skaniausiai kaip kulkas. Braškių buvo. Braškių šiaurė gerai. Ir paskutinis skonis. Bananinis. Bananinis geras irgi. Pirmą vietą skiriu aviečių skoniau. Antrą vietą braškinis. Trečią vietą bananinis skonis. Žodžiu, reikia atpirkti piksų į maksimumą, nes po to nebliks, mačiau ten tarbom, visi neš, gal neblėk, tai paskubėkit. Gerai, o dabar galime eiti prie Discord komentarų. Neuža šiaip medžiagos, didžioji dalis šiaip visai gražiai šnekėpimai, bet buvo ir katrai netiep gražiai šnekėjai, tai taip žvelgsim teikton variantą, bet pradedam nuo gražių komentarų. Tai Karmelė sako, dabar mano atradimas šitas berniukas. Atrodo fainas, šiltas žmogus, žymiai labiau bendraujantis su aplinkiniais, į pasimatymus eina, šiaip susipažįsta su vietiniais, papasakoja kažką įdomaus. Ir kiek daug žmonių sako, jo, taip į pritarų. Klientas irgi sako, Lukas man irgi labai fainas atrodo ir video įdomus, reikia pasimėgauti, kol nesugėdo kaip kiti. Kaip suprasti nesugėdo? Kaip gali sugėsti? Nu, gal ir suprant kaip. Bet aš pasitengsiu nesugėsti. Lukas Maroko video išleido šiandien, galėsim sekti kelionę. Geras, aš įkel video, kad Maroko švar keliauju, žmonės sako, galėsim sekti kelionę. Belėkia fainai ekso. Geras, varom toliau. Kažkas klausi, ko nužiūrėt iš YouTube ir kažkas parekomendavo mani ir čia Puki sako, atėjau padėkoti gyvatėm už rekomendaciją ir pagituot už Luko Vainavičių YouTube. Faini video ir pats fainas bičas. Ačiū. Puki. Čia važiau ubagės mentalas, monis pasigėda. Buvau dingis visai vasarą. Nu, biški pavėlauta, bet atsakau, kad prieit vasarą užsiėmis buvau kitas darbas, tai nepyk, ubagi. Vėliau tas pats ubagės mentalas sako, Vainausko naujas video. Nuo Miami iki New Yorko varys tranzuodamas. Aš esu ne Vainauskas visų pirma, o Vainavičius ir antras dalykas. Aš ką tranzavau per Ameriką, tai aš ne nuo Miamiaus iki New York važiavau, o nuo Los Andželo iki Miamiaus. Toliau, Borberito bandito sako, blemba maladėts tas Vainavičius. Draugiškas ir taip toliau, čia mani gerai, o jezau, nu baikėt. Ui. Lukas koks realybėje paprastas, buvo festė sutikus, atėjau, nusifotkinom, pakalbėjom, toks paprastas. Taip atrodo apsidžiaugia, kad priejau. Man fainė, kad prieina čia. Pašnekinat. Ar kas nors žiūri Luko Vainavičiaus kelionę per Ameriką? Žiūrim, kad tik nepapultų ant kokio pavežėjo netokio. Žiauriai norisi, kad kuo daugiau žiūrėtų jį. Man irgi
Sako, jei neįkelia kokio storio, neramu darosi, eik savo. Dėl man jaudinas. Nesijaudinkit, tas normaliai. Čia kažkam paliek smalsu, o kiek Lukui Vainavičiui metų? Bet kažkas iš karto atsakė, kad tarp 23 ir 24. Tai ir teisinga šio pasakymo, man ir 24. Dar, ko dažna žmonės klausia, koks man ir ūgis, tai 2,1 cm. Čia buvau įsikėlis istoriką, slidinėjau ir susilaužiau pietį. Nu ten išsinarinau liktai. Ir sako, nepasisekė Vainavičiui. Nu jau tikrai, kad nepasisekė. Nuvariau į privačią ligoninę, sumokėjau 1800 eurų už realiai už nieką. Ir buvau susirūpinus, ar aš buvau apsidraudęs, tai vis dėlto buvau. Atgautus pinigus, viskas normaliai, kitas metas varom slidinėti vėl. Ai, karčinama, sako, aš tai labai linkiu Vainavičiui daugiau peržiūrų rinkti, nes jis to vertas. Matosi, kad viską iš dūšios daro ir toks gerėtis. Viskas suplanuota, daug pasakoja, visokių šiaip įdomių idėjų turi. Bet toli gražu nėra viskas suplanuota. Aš tie pandurniaus varau visur. Tur porą idėjų daugmaž kontent reikėtų pamatyti, nuveikti to šaly. O viskas kits eina tiesiog iš inercijas ir vieto jau daugmaž bandau susigalvoti, ko čia jums parodyti. Arba šiaip atsitinka kažkokių įdomių situacijų ir iš to pareina turinys. Vainavičius naujausiame video nusiskuto plaukus. Kodėl? Nu, nežinau. Bet žiūrėkit, šitą šons trumpa. Virš jau kažkiek atauginė. Visai normaliai atrodo, ne? Nu ir paskutinė komentarą, kiek čia man gali gerėti žmonės. Telšiškis Lukas Vainavičius gerai susižiūri jo kelionės ir šalis renkės tokias neeilinės. Lesbietis sako, jo, man Vainavičius dabar epic ir gražu žiauriai. Taik. Nors mano dėda sako, kad gėjus. Bet patinka žiūrėti abiems. Atsakau? Ne. Žodžiu, ačiū jums už pagirimus, bet ne vien tik pagirimus susilaukiau autogrupėje. Žodžiu, čia važiavau su tuk-tuk per Pakistaną ir žmogus komentavo. Netrodo jums Luko kelionė kažkokia keista. Ji visada lydi policija, nors kiek ieškojau info, tik kai kuriuose vietose turėtų. Neįdomiai besižiūri naujas epizodas, dar tas draugas kažkoks prisijungęs, Džardanis. Tikėjausi, bus įdomiau. Tai pala, tas žmogus dabar galvo, kad ten buvo surežisuota ir kad aš... Kaip čia gaunas, kad mokėjau policiją, kada mane lydėtų, kad aš ten prašiau, kad mane lydėtų. Ne, nebuvau ten niekas surežisuota ir tiesiog mane lydėjai, nežinau kodėl, iš rankų į rankus perdaudau ir galvos taip, kada ne tiesiog vieslaik su manėm. Ar man reikia tos palydas ten vieslaik beveik? Ne, ir man nepatiek, bet čia ne man valio buvo tas. Nu bet kažkas va toliau apgynio, nežinau, man tai įdomiai žiūrisi. Nelabai ką jis padarys dėl tos policijos, bet matos ir patį labai nervinat, jo žiauriai nervuoja. Tuo pačiu diskusija ubagės mentalas mum jau girdėts, komentovon. Jo, man tas pats aš save pagaunu scrollinant, kad nebeįdomu yra, po to galvoju, ką čia rodė pastarasis 10 minučių. Nu va, kažkon gal blogą darau, gal kažkon per ilgą rodau, gal jums atsibuvos, gal nebeišlaikote dėmesiaus. Nu čia ir iš ko pasimokyti. O toliau Jezikėlis komentovon. Sako, Lukui tai ten kosmosas su tais pakistaniečiais. Turės didelę pamoką ateityje tokiuose šalyse laikytis kiek įmanoma šaltesnės santykius su vietiniais. Nemanau, kad čia geras patarėjimus. Vis įdomaus ir iš to juk parein. Kaip tu su nas bendrauja, nei viskon žien, kaip kas veik. Gali parodyti įdomių vietų, kokių šiaip gal nerastum pats viens pats atvaris. Nu, gal. O gal tas pakistanietis įsimylėjo Luką? Končiai žinojus dabar? Aras sako, įbrido, jog tą draugelį pasiėmė. Reikėjo jam sakyti, jog yra noras vienam pravažiuoti ar kažką tokio. Šiaip jau taip galvojau, kad sakysat ir jo pritariu tikrai mažiau įdomom jum kaip žiūrom žiūrint, kaip keliauja ne viens. Nors šitą po to, ką pradėjau viens keliauti toliau, o kažkaip jau gaila, to Džardanio paliko dabar. Tai ko jūs norite, aš nesuprantu. Saka, Vainavičius sužvaigždės kaip kits youtuberis, jei iššoks į viršų, duodu 100%. Man įdomi tiesiog, kodėl jūs taip galvojat. Nors esu ne vieną kartą girdėjęs, kad atrodau pasikėlis iš šono. Bet man atrodo, jei žmonės pabendraus su manim, tai pamat, kad toks nesu. Šalavija saka, man naujausias Vainavičiaus video, kur tikrino kinietiškus elektromobilius, tai neaiškiai atrodė, kad vos ne reklama ten, nes Kinija belikiek šaibų turi, gali būti, kad kažkiek pasiūlė. Bliam, žmonės nemėgst kažkaip spekuliuoti ir atrodo, kad nežien viskon, kai kurie iš, bet dėl to dabar ir nesakiau to brand pavadinimu, nes vėl sakysit reklam, bet galiu patikinti, kad ten kažkokia užslėpta reklama nebuvo ir nebeslaikėt, gerai? Nu, čia dabar bus toks komentaras, kur net apšveitėjimą gal jau reikia pakeisti ir pasiruošti morališką.
Špenšpelio galas sako, kas čia per Samoškos kopiją tas Lukas Vainavičius. Aišku, tarmė nėra kažkieno vieno, bet biški cringe, kai atrodo labai jau kopijuoja. Net kai atsisveikina, uždeda ant kameros ranką kaip ir Samoška. Išsiskyręs lietuvis Munibandą apginti, tas rankos uždėjimas dar Dedvino laikų bairis. Jaučiu, čia nebuvo ta intencija, kad Samoška taip dar ir aš taip darysiu. Aš nežinau iš vis, kodėl aš tam rankų uždedu. Ko nežinau? Lagerta sako, man irgi Lukas iš pradžių nepatiko, bet tada kažkurį video pažiūrėjau ir labai užkabino. Tokių žinučių esu gavęs nemelaus kokį 100. Ir po video ir žmonės komentuoja, kad iš pradžio neim, bet, sak, po to pažiūrėjau vieną antrą video, pliam, sak, įdomiai užkabino. Tai jo, sunkia patiekti žmogau, kad ons jau atien pastavęs su tokiu nusistatymu arba su tokiu pirminiu įspūdžiu apie tai, bet pradėti kalbėti aukštaitišką, man jau ir tiesiog per vėlų. Lukas toks apie nieką, pats nesupranta, dėl ko keliauja. Paprašaika. Ko šis prašysiu jūs kada nors? Gal nebent, kad subscribe paspaustumėt. O kodėl aš paprašaika? Sturlėte, parašyk man asmeniškai gal ir paaiškink kodėl. Tai va, kaip dara kažkam vieša, normal, kad žmonės aptarinės ir šnekės, bet dzin, aš noriu dar kartą jums padėkoti ir pasidžiaugti. Nes mūsų jau ir 5 štukų. Wow, oh my god. Tai va, aš nestabdau ir nenustoju stengtis, būtų gera per šios mums darbo tiek pat video iškepti. Tai planuojam kažką toliau, kol kas teik ir tikus, kad neužėlga mes jau vėl susitiksam. Iki.